Labas. Šiandien turiu svarbią užduotį. Atvykau į kurortą, į Palangą ir bandysiu šiandien dieną suplanuoti taip, kaip man pasakys interneto žmonės. Tai reiškia, atsidarysiu Google Review ir pasižiūrėsiu, ką jie kalba ir ką siūlo nuveikti Palangoje. Ar tikrai čia viskas taip brangu? Ar tikrai čia nėra ką veikti? Ir ar tikrai nėra ką veikti, kai oras yra štai toks? Blogas. Nors nėra niekada blogo oro, yra bloga apranga. Taigi, keliaujam ir sužinokime. Na, dabar pažiūrėsim. Pirmasis mitas yra toksai, kad sakoma, jog nueini visą tiltą Palangos iki galo ir vėl atgal, tai reiškia, tau seksis. Tai tą šiandien ir patikrinsim, ar man seksis ar ne. Mitas keliauja man rankas ir tai yra, kai blogas oras, Palangoje nėra ką veikti. Šiandien oras, aišku, puikus yra. Gerai, šiandien labai blogas oras, iš tikrųjų, mes tikrai išsiaiškinsim, tai šitą mitą arba paneigsim, arba patvirtinsim, tai žiūrim, ką turim ir kur mes galim ką nuveikti šiandien per blogą orą Palangoje. Rašau, Palanga, tarkim, nu ir ką išmetam. Nu, pirmą, ką išmetė man tiesiog Palangos muziejų. Pažiūrim dabar, ką parašo žmonės, tarkim, Tomas rašo, kad gražus ir neeilinis pastatas, puikiai sutvarkytas, graži aplinka, puikios muziejininkės ir ką paklausė, tą papasakos, parodys, supažindins. Mane jau intriguoja, einam į muziejų. Palangos kurortų muziejai, štai ir atėjom, o dabar metas užeiti į vidų. Nu, pažiūrėsim dabar, ką čia turim. Čia ir garsas girdisi, jeigu paspaudėme kažką, klausykit. Nu, žodžiu, aš čia paskaitysiu truputėlį jūs. Labai interaktyvus muziejus ir man labai patinka, kokias nuotraukas galima geras pasidaryti. Čia yra vėjo vargonai. Pusės pučia. Toks garsas kitas. Ką tik iš muziejaus ir aš galiu patvirtinti visus review, nes skaičiau, kad sakė labai puikios muziejininkės. Tai tikrai patvirtino, labai puikiai mus priėmė, šiltai parodė viską, kad labai gražus pastatas, tai čia net komentuoti nereikia. Interaktyvus muziejus. Tikrai taip, nuveikiau daug smagių dalykų, net atsisiunčiau savo nuotraukų, kurias įsikelsiu turbūt Instagramą. Tai va, aš vertinu labai gerai, 10 balų. Važiuojam toliau. Nu ką, žiūrime sekantį mūsų mitą. Ir tai yra mitas. Be jūros nėra ką veikti. Gerai, pažiūrėsim. Bet reikia išsiaiškinti, ką mes čia galim veikti, tai lipu į kalną pasižiūrėsiu, gal matysiu geriau, kas aplink gero. Va, aš matau ratą, kuriuo galima pasikelt. Na šiaip žmonės sako, kad aš jau labiau pasikelt negaliu. Bet šiandien pabandysiu. Varom į ratą. Į velnio ratą. Į apžvalgos ratą. Su giliu liūdėsiu noriu pranešti, kad ratas visgi neveikia dėl oro sąlygų. Yra per stiprus vėjas, dėl saugumo mes jį nenaudosim ir išjungsim. What? Nu, tiksliau, jie išjungia, mes nenaudosim. Bet mes turim kitų pramogų. Kaip Palangoje nepramušti kriaušės. Todėl mes pramušim kriaušę, pažiūrėsim, kiek Hašmanas dar turi jėgų. Nu ir gerai praleisim laiką. Gerai. 2 eurai. Aš kortelę, gal kažkas iš žmonių turi. Čia turėtų mėtytis, nes čia visą laiką kažkas... Vo. 2 eurai. Labai gerai. Gerai, bandom. Vienas lengvesnis. 767. Gerai, bandom antrą kartą, jau stipriau dabar. Dabar turiu pats pralenkt. Nu nieko gero. Šiaip aš geriau įmušu. Specialiai biškai prisisaugau dabar, nes vis tiek atostogas. Biškai prisisaugau. Šiaip štuką imčiau. Taip, ir mūsų sekantis mitas. Palangoje žiauriai brangus vafliai.
Mes einam ieškoti geriausių vaflių Palangoje, tai įsitikinsim, ar jie tikrai brangus, ar ne. Važiuojam. Na kągi, vafliai, žiūrime, ką turime iš review. Tai Raminta rašo, kad yra labai skanu. Vaflius kepa šviežiai. Pistacijų flori skanus. Cieli riešutai. Svarbu yra cieli riešutai. Na ir dar vienas komentatorius rašo, kasininkė tom pačiom juodom pirštinėm pinigus surinkinėja ir iškart vaflius ima. Bet vaikam patinka. Gal nieko, imunitetas stiprina turbūt ir įvertino 2 žvaigždutėm iš 5. Gerai, aš noriu įsitikinti, pažiūrėsim, mano imuninė sistema visai stipri, tai žiūrim, kas bus. Nu ką, bandysim ledus. Tai šiaip patvirtinu mitą, nesakė, kad brangus yra vafliai Palangoje, tai iš tikrųjų brangus, nes už šitą sumokėjau 8 eurus. Tai yra labai brangu. Dabar operatorius filmuoja mano ledus. Neleidžia valgyti. Kai norėčiau davo vaflio su ledais. Nu, baigiai gal jau? Na, pamakačiot gal kažką? A, dar tu filmuoji, nu kiek? 8 eurus sumokėjau iš tirpsmo. Dabar apie atsiliepimus. Šiaip sakė vienas komentatorius, kad su pirštinėm ima ir pinigus tos pačius, ir ten, ir vaflius ima tas pačias. Mano mergina iš vis dirbo be pirštinių, kurie aptarnavo. Ir ką? Ir nieko, aš atsiskaičiau kortelę, nelietė nei pinigų, nieko, viskas normaliai. Geras tas skonis, nu skanu, tiesiog skanu, tik taip pat dar vaflio reikia paragauti. Labai skanu. Vertinimas bus, nu gerai, 8 eurai brangu, bet 10 balų. Skanus tie vafliai. Mėgstu vaflius, esu saldakis. Jaučiu šitą žodį užpipinti reikės. Oi, skanus vaflis buvo, bet keliaukime toliau prie mitų ir mano stebuklingoje kišenėje vėl yra popierėlis, kur užrašyta. Pavalgyti galima tik centre. Pabandysim paneigti šitą mitą, nes skaniai pavalgyti galime ne tik Palangos centre. Keliaujam. Nešiukšlinkim. Na štai ir viskas, aš jau nebe centre, nebesu centrinis, atėjau į tokį, rajonėlis, jau čia skaitosi biškį toliau negu Basanavičiaus gatvė ir pamačiau, kad galim užeiti į tokią užeigėlę restoranėlį ir man matau reviewsus ir paskaitysiu. Labai faina vieta, skanus maistas, picos, nuostabios, kainos adekvačios. Meniu įvairus visiems skoniams, o aptarnavimo daug kam reikėtų pasimokyti iš padavėjo Tomo. Tomui linkėjimai. Einame ir išbandome. Keliaujam. Mitas, kad skaniai galima valgyti tik centre, yra sugriautas, nes aš labai skaniai pavalgiau ir truputėlį toliau nuo centro. Taip pat noriu priminti dar review, kuriuos skaitėme ir buvo labai geri atsiliepimai, aš juos patvirtinu ir ypač patvirtinu, kad yra Tomas padavėjas, kuris yra nuostabus. Mes taip susidraugavom, susibičiuliavom, pakalbėjom ir netgi jis mus pavaišino kava. Tai nuostabi diena, o dabar keliaujam toliau griauti mitų. Sekantis mūsų mitas. Google Reviews visada sako tiesą. Visą dieną aš jau žiūriu į Google Reviews, naudoju Labas internetą, kad galėčiau rasti viską tiksliai. Galėčiau nueiti tiksliai tą vietą, kurią noriu nueiti, rasti skaniausius vaflius arba neskaniausius vaflius, nesvarbu. Viską, ką aš ieškau Palangoje, aš naudoju Labas internetą. Jis veikia puikiai, net ant tilto galo, kuriame stovėjome ir ieškojame, kur galėtumėm nueiti šiandien ir kokią paramogą rasti. Tai reviews dabar padarysim taip. Gal rasim kažkokį tai neigiamą komentarą ir pažiūrėsim, ar tikrai ten tai blogai. Einu ir patikrinsim. Aha, taigi atsidariau review apie dviračius. Dviračių nuoma tai rašo, kad tai yra tragedija, o ne dviračiai kreivi, šleivi. Kitas komentaras. Gaila, kad tokioje atsinaujinusioje Palangoje vis dar dvelkia rasistiniu požiūriu. Ok, gerai. Pažiūrėsim, kaip iš tikrųjų yra. Einam išsiaiškinsim, pasimsim dviratuką ir pažiūrėsim, kaip kas veikia. Ir bitlų gabalus dėk. Pasiėmiau mašiniuką. Nu ką, išbandom, pažiūrėsim, ar tikrai tie komentarai Google yra teisingi ir teigiami, tik nežinau, kuris vairas dabar pala. Nu ką, šokėt operatoriai pas mane paveš. Puiki pramoga. Paskutinį kartą važiavau jau labai seniai su šito transporto priemonių, tai labai mėgaujuosi tuo. Gerai, skaitėm tikrai pakankamai tokius neigiamus komentarus, bet dviratis tikrai nėra šleivas, kreivas, važiuoja puikiai. Jokiais rasistiniais bairiais mūsų neapmėtė. Teigiamai labai gražiai išvarė dviratuką, paruošė, šypsavosi, sako geros kelionės. Man patiko. Super.
Varau į šventąją. Kai močiutės ant vieno pasispiria. Turėjome mitą, kad Google Reviews visada sako tiesą ir aš jį sugriaunu, nes nebūtinai tai yra tiesa, nes mes pasinaudojom puikiais dviračiais, neturėjom jokių problemų, jie nebuvo kreivi šleivi ir turėjau labai gerą laiką pasivažinėti jais. Na, o ką, jeigu norit jūs atvažiuoti į kurortą ir nežinot, ką veikti, tai pasižiūrėkit šį video. Aš tikrai rekomenduoju atvažiuoti ir mes įsitikinom, kad Google Reviews sako kai kurie tiesą, kai kurie žmonės gal per daug dramatiški ir sako paryškintai ir pastiprintai apie viską. Atvykite į Palangą ir įsitikinkit patys, kad viskas čia yra tikrai gerai. O man visą dieną padėjo be abejonės Labas internetas, nes aš puikiai radau viską. Tiek lokacijas, tiek review perskaičiau visus. Googlinau, kur mes eiti pavalgyti ir žemėlapius puikiai krovė. Žodžiu, Labas internetas veikia, kad ir kur esi.